Sveiki, brangieji, mes ir vėl susitikome iš tamsos į šviesą. Neseniai perskaičiau straipsnį, kuriame parašyta, kad vienas vaikas 12 metų prarado visiškai regėjimą. Ir ten buvo parašyta, kad pirmoje klasėje atsakė jo viena akis dėl tam tikros ligos. Žinoma, tėvai vežė visur ieškoti gydymo ir į Berliną, ir į Maskvą. Ir kai žurnalistai kalbino tą vaikinuką, kuriam jau dabar 18 metų, jisai sakė, kad ne tik į pas daktarus vežė, bet taip pat ir vedžiojo pas visokius būrėjus. Kad neva tą prakeiksmą pašalinti. Nes jis būdamas 6 klasėje apako visiškai ir net antra akimi. Taip kad jisai, vaikas jau nuo 12 metų buvo visiškai apakęs. Kaip jūs gyventumėte, jeigu būtumėte akli? Jūs įsivaizduokite, einate, nieko nematote. Kaip susitaikyti su šituo gyvenimu? Jūs nematote, kur kojas dedate. Nematote, kas yra aplink. Pas jūs tik paaštrėjusi klausa. Jeigu esate naujoje vietoje, kur niekada nesate buvę, jūs nežinote, kokios spalvos aplinka, kas jūs supa. Jūsų atmintyje yra likę mylimų žmonių atvaizdai ir jūs nematysite juos pasenusius. Jūs matysite juos tokius, kokius matėte paskutinį kartą. Prisiminsite juos, kaip jie atrodo, bet ne taip, kaip jie tapo dabar, po daugelio metų. Jeigu jūs apakote, kai jūsų vaikas tapo mažas, jeigu jūs apakote tuo metu, kai jūsų vaikas mažas, kaip sugebėti išgyventi, žinant, kad jūs nepamatysite jo suaugusio, kad nepamatysite savo vaiko antrosios pusės, savo anūkų ar anūkės, bet tik girdėsite. Jums padovanoja kačiuką, jūs jaučiate, bet nematot, kaip jis atrodo. Todėl būti aklam, arba tu save trauksi žemyn, arba tu turėsi ropštis aukštyn. Ir tai tau padės tik tais optimizmas. Šitas jaunuolis Danielius vardu iš Marijampolės, jis yra optimistas. Manau, jei būčiau buvęs paauglys, gal būčiau išgyvenęs labiau, bet aš buvau vaikas. Tad daug labiau už mane liūdėjo tėvai ir močiutės. Aišku, ir man buvo liūdna. Galvojau, juk pasaulyje tikrai nedaug yra žmonių, kurie visai nemato. Tad kodėl aš pakliuvau tarp jų? Bet visgi į depresiją nepuoliau. Susitaikiau su mintimi, kad negali žinoti, kaip gyvenimas pasisuks. Gal taip ir turėjo nutikti. Ir dar jisai pridūrė Danielius, kad jis visą laiką buvo optimistas. Tikėjo, kad viskas bus gerai. Taip, dar aš nieko nematau, bet tikiu, kad iš esmės viskas ir yra gerai. Buvo jam dienų, kada buvo tikrai nelengva, bet visada jis neprarasdavo vilties. Visada eidavo pirmyn. Ir aš manau, kad išgyventi šitos dalykus padeda viltis, optimizmas. Net Biblijoje randu žodžius, kur parašyta: taigi viltis Dievas, jūs gyvenančius tikėjimu, te pripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad šventosios dvasios galybė būtumėte pertekę vilties. Čia pasakyta, kad viltis Dievas. Dievas taip pat yra kupinas vilties. Pas jį nėra pesimizmo.
nėra negatyvo. Jis visada kupinas vilties. Ir tas vilties Dievas mus gyvenančius tikėjimu. Tikėjimu, tai va būtent tikėjimo šviesia ateitimi. Todėl mane įkvėpė šitą istoriją pagalvoti, o kaip aš nugyvenčiau gyvenimą iki šiol, jeigu būčiau aklas nuo 12 metų. Aš labai džiaugiuosi to jaunuolio tokiu ryžtu, optimizmu. Ir tikrai noriu jam palinkėti šviesios ateities, nors jis yra aklas, bet noriu palinkėti, kad turėtų šviesią ateitį. Kad jis būdamas neregintis, būtų kaip regintis. Ir kad jisai įkvėptų kitus. Ir tai labai yra svarbu. Kad įkvėptų kitus, gyvenančius, regint viską, kas aplinkui, kaip neprarasti vilties, kaip pasitikti tuos sunkumus savo gyvenime. O man asmeniškai, kadangi aš nesu aklas, man asmeniškai padeda viltis Dievas. Jis mane moko, kaip žiūrėti tam tikras susidariusias problemas. Todėl noriu ir tave padrąsinti, kad prieš pasirinkdamas nesėkmę, prieš pasirinkdamas šuolį žemyn, pagalvotum apie tai, kas yra aukščiau už to. Kad ne viskas taip gali būti blogai, kaip tau atrodo. Nerimas dažnai neturi pagrindo nerimauti, nes ta ateitis dar nėra įvykusi. Todėl galvok tai, kas yra šviesu, gera ir gal taip nenutiko šiaip sau, gal tai turi prasmę. Tai tiek, iš tamsos į šviesą kviečiu jūs.